Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš su mylimiausia Amelija ir šiandien yra 4 serija, 2 sezono mano serialo Paslėpk mane. Aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Tomai, ateik. Taip, visa informacija yra. Taip, tu ateinu. Pasidėt gerai. Kas nutiko? Žodžiu, aš tuoj ateisiu, tu pasaugok Valeriją. Tik būk atsargiai. Tai jinai būdavo mano klasiokė, tai tu būk atsargiai. Aš tuoj ateisiu. Gerai. Aš galiu tą Valeriją paslėpti. Tai turėtų būti tokia nuostabi slėptuvė. Vardo policijos nuovada. Tiksliai. Čia yra senoji, o ten yra dar naujoji. Tai gal senoji galima paslėpti. Taigi vis tiek nieks nedirba ten. Kaip čia tiek daug senojo buvo. Netgi mašina įsilaikė. Geras. Tiek daug daiktų, kurie buvo neseniai, bet jos dar naudodavo, tai gerai. Turiu gerą idėją, bet tikrai ne kalėjime. Negi kalėjime sėdėsiu. Einam kažkur kitur patikrinti, ar čia. Ką čia mamas pridarė su mano namais? Kokį čia žvakį pridėjo ir kur mano senas kilimas, rožinis dar plius. Gėlės kažkokias tai Valerija. Tai reiškia, tu esi jos, mano mamos senoji klasiokė. Taip. O kas tau labai jau įdomu, galvoji, jinai tau man padės? Nežinok, mes nebuvom labai tokios jau geros draugės. Tai neperjink. Nepabėgs. Gerai, tu sėdėk, o aš einu į savo kambarį. O, gal parodysi namus, aš nemačiau, aš tik virtuvės kambarį mačiau šito. Gerai, einu. Čia, kaip supranti, yra kambarys. Tada čia yra mini svetainė, spinta. Iš kažkur tai siurblys atsiradęs. Da čia kur praustis. Čia tokia vonė, taip, mano namai maži. Tai atsiprašau. Ir čia yra mano kambarys. Mini mano kambarys. Toks gražus, akas ant lentos. Čia nieko, čia tiesiog paveiksliai. Kompiuteris. A tai stalas, kur? Nėra stalo, netelpa čia stalas. O, aišku. Kur kita austėja, jinai jau turi ateiti. Vis. Tai ką, klausykit, aš jums papasakosiu viską apie Tomą. Ką jis daro. Tai va, ką jis daro. Iš vis košmaras, tai veskite man pas jį, suimsiu tokia, jisai turi sėdėti kalėjime. Sveika, ponia Valerija, kur Tomas? Jisai sėdė ant sofos. Ačiū tau, austėja. Taip. Tomai, jūs esate suimamas už nusikaltimus, kuriuos esate buvo padarę. Vogėte savo draugę Ameliją, užsiiminėjote visokiais blogais dalykais, melavote apie sesę ir jūs esate suimami. Už ką? Už tą, ką pasakiau, jūs turite tylėti, tai viso gerai. Ačiū, kad pranešėte apie tokį žmogų, ponia Austėja. Prašom
prašom. Vis tiek jį neilgai laikys, kad aš be sūnaus būsiu. Vis tiek neilgai iki bus gal 1 metus, gal arba savaitės kelias. Nu, už tokius tai gal 2 kokius metus palaikys, gal jam ateis į galvą, kad ką jis šitai blogai darė. Gerai, gal jūs žinote, kur yra Amelijos namai, arba jūs jūsgi gal nepažįstat. Ar jūs galite mane nuvežti į miestą? Aš noriu atrasti savo dukrą. Parodykit tas Amelijos nuotrauką. Va. Ai, čia ta Amelija, tik jo, aš ją pažįstu, mane irgi pažįstu žiauriai gerai. Tai jo, aš žinau, kur jinai gyvena. O gerai, gal jūs dar pažįstate jos draugį, nes man atrodo, jinai galėtų būti pas draugį, kad čia Žilvinas neieškotų. Ai, tai gal, kaip ten jos vardas, kokia ten išmeldės, jau dar kokia ten vardas, Tai gal jūs žinot, kur jinai gyvena, tai galėtumėt mane nuvežti. Pabandom nuvažiuoti ir patikrinsim. Ar jūs turite tokį dalyką, kaip navigaciją pažiūrėti, patikrinti, kur jūsų dukra? Aš su ją kelis mėnesius nemačiau, nežinau, neturiu. O, tai žiūrėkite, galima atsisės programėlį šitą ir galite patikrinti, kur jūsų yra. Gerai. O sveika, Žilvinai. Susitikom dar kartelį. Taip, pareinam greitai. Tu žinai, kur jis gali būti? Nežinau, bet tikrai 100% gali būti čionais arti. Ponia Austėja? Žilvinai? Pala, kas čia per susirinkimas? O jūs kas tokia? Ar tu Amelija? Taip, aš Amelija. Jūs kas tokia? Taip, Amelija, čia tavo mama. Kaip suprasti, mano mama, jinai net nepanašiai tą moterį, kuri buvo prieš kažkiek ten mėnesių. Tai čia buvo ne tavo mama. Jo, tenais buvo ne aš, tu tarpu, kada ten nebuvau aš, tenais buvo kažkokia ten Žilvino draugė, kuri apsimetė, kad buvau tipo tavo mama. Ką? Aš? Ne, su ta draugė nepažįstu. Nu tai va, labai puikumėlis, kad taip ir atsitiko, kad tu tai palaukit, tai kur jūsų sūnus Tomas? Kalėjime sėdi. Kaip supras, kalėjime sėdi? Belik. Tai aš pasakysiu, nes jis pavogė Ameliją. Pagal visą tą aš ir norėjau. Na, bet vis tiek gal nebus arba pabus arba kelis savaitės, gal pabus kelios. Va. Nu aišku. Lia. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą paskutinę seriją. Tai gerai, iki kitų vlogų. Ir dabar iki.